Artėjant didžiosioms metų šventėms, Palangos verslininkai sako, kad pastaraisiais metais lietuviai keičia naujų metų ir kalėdų šventimo įpročius. Kol kas šventėms vietos rezervuojamos itin vangiai, labiau už lietuvius Palangą domisi rusai. Atšvęsti kalėdas ar sutikti naujuosius metus Palangoje kai kuriems lietuviams buvo tapę tradicija. Tačiau sunkmetis šiuos įpročius šiek tiek pakoregavo. Anksčiau visi skubėdavo prieš mėnesį ar net anksčiau užsisakyti vietas viešbučiuose. Šiemet, kaip ir pernai, tokių yra vienas kitas. Šiemet nesijaučia to pagyvėjimo. Tikrai užsakymų praktiškai kaip ir nėra, nors ta tendencija jau ir pernai jautėsi. Nebėra tas laikas, kaip prieš porą-trejetą metų žmonės tikrai pradėdavo užsisakinėti nuo lapkričio mėnesio. Dabar tiesiog žmonės į Palangą važiuoja spontaniškai. Lapkričio mėnesį buvo labai didelis štilius, o dabar jau nuo gruodžio, nuo vakar būtent dienos jau pajutom, kad žmonės pradeda galvoti apie kalėdas, apie naujus metus. Kai kurie verslininkai sako, kad Meškos paslaugą šiemet padarys tilto remontas. Žmonės per šias šventes neteks progos sutikti naujuosius ant jūros tilto, todėl esą Palangą gali aplenkti. Išmušus 12 valandą ir pasitinkant tos naujosius metus, ypač jauni žmonės bėga prie tilto, kur simboliškai šauna šampaną ir pasveikina vieni kitus su naujais metais. Šiemet tai bus neįmanoma padaryti. Esu tos nuomonės, kad labai nelaikų miestų vadovai pradėjo griauti tiltą. Palangos verslininkai pastebi, kad kurortų pastaruoju metu labiau domisi ne lietuviai, o svečiai iš užsienio. Per šias šventes ypač daug tikimasi sulaukti rusų. Didžiausias jų srautas turėtų būti per rusų senus naujuosius metus, sausio pradžioje.